Kas nežino, papasakosiu apie gluosnio Kilmarnock irgi formavimą. Tai tam, kad gluosnės kiltų vis į viršų ir kuo gražiau atrodytų, ją irgi reikia genėti. O kaip genėti, tai va čia irgi geras pavyzdys. Matote, buvo šaka ir kai gluosnės nužydės, kai vat kačiukai baigs žydėti geltonai ir atsiras jau žali lapukai, arba netgi anksčiau, tai reikia, vat kaip čia pagal šitą pavyzdį, vėlgi palikti kažkiek tai iki 5 porų akučių ir tuomet reikės grubiai va taip vat nukirpti. Ir tokiu būdu per sezoną iš šitų akučių vėl naujai išaugs tokios gražios didelės šakos. Pasižiūrėkit, kaip šita gluosnis buvo formuojama, matot, nukirpta ir čia irgi nukirpta. Tai vat kaip baigs žydėti, čia vat, matot, ir tuomet jinai iš tų akučių, kur paliksite, išleis naujus gražius tokius ūglius. Tai vat, gluosnio formavimas.